Ramūnas su draugu iš Utenos. Taip, sveiki vyrai dar kartą. Viskas pasiruošę? Pasiruošę. Nepabėgę, gerai, pavalgė, užkandė picų, viskas tvarkingai. Gerai, nu ką, beliko nedaug. Taip, nueiti iki scenos, nieko tokio. Ai, gal nesimatys čia, kiek iškrito. Gerai, sėkmės, bičiuli. Štai tos durys, kelias į šlovę, spiekiančios merginos, daug picų laukia tavęs, daug. Taip, baig drąsiai. Labas vakaras, gerbiamas. Ramūnas. Ramūnai, iš kur jūs? Iš Utenos. Iš Utenos. Kiek jums metų, Ramūnai? 29. Ką jūs Utenoje veikiate? Bedarbis. Labai geras užsiėmimas. Pats geriausias darbas. O šiaip, ką jūs svajojat gyvenime daryti? Aš laimėjau X Factor. Nu, mes šitą padėsim tau, su publikos pagalba. Bandysim padėti tau. O ką darysit su tais pinigais, nes jie ten košmariškai didelį? Investuosiu į muzikanto karjerą. Tai reiškia, tu turi tokios planus. Reiškia, gal tu albumą kažkokį ruošiasi išleisti muzikinį? Taip, aš noriu susijęti savo gyvenimą su muzika. O bandėjau tai daryti? Ta prasme, lankau aš chorą Utenoje. Ai, chorą lankai. Taip. Ką jūs dainuojat chore? Visokį repertuarą, ta prasme. Daugiausia estradinį. Daugiausia estradinį. Ai, tai jūs toks pop choras, ne? Panašiai. Ten kaip chorų karai. Judesiukus darot, viską ten išmokytas. Jo, panašiai. Mes tikimės tada iš tavęs šiandieną su pilnu tokio kompleksu, kad padarytumėt ir judesius, ir įtaigą. Ką padainuosit? Sakalelek. Sakalelek, graži daina. Važiuojam. Šiandien ryte dainavau. Rimtai, iš čia? Kokie baisus tavo rytai? Sakalelek. Tau tik vienam nebūgi debesų karalystė. Tavo galia karaliauti paukščių take. Ir niekada tu manęs nepamirški. Nes tavo sparnų amžinai pavydėti galiu. Sakalelek, tik dangus tavo laisvė. Bet sakalelek, tik manęs nepalik į manęs. Bet sakalelek, juk sparnai tavo laisvė. Nu, Sakale, pakirptais sparnais. Ramūnai, tai yra toks... Ne. Taip, blogai. Tai visiškai neblogai, jeigu jūs tai darot savo vonioj, virtuvėje, duše, ryte atsibūdęs, ką tik išsivalęs dantis, surūkęs cigaretę, viskas puiku. Bet kai darot čia... Kodėl balso nėra? Ne, balsas yra. Balsas yra, bet Dievo nėra. Gerumo nėra. Tiesiog galima kitą dainą. Sunku jūs žiūrėti. Ne, kitą dainą mes nežinau. Suteikit antrą šansą. Nes matau, kad čia neduosit nei vieno. Bet jūs skaitot iš mūsų veidų viską. O ką jūs turite ten? Nothing else matters. O Metallica, būtų įdomu. Gerai, padainuok Nothing Else Matters, biškį, paklausom truputėlį ir tada jau dėrybas baigiam. Jo, nauja versija. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Just I seek and I find it.
matters. Trust I seek and I find in you. Ramūnai, mano nuomonės nepakeitė. Turime, jeigu jūs tai darydamas šypsotumėtės ir kvatotumėtės, tai dar sueitų kaip linksmo parodija. A tai kas labai blogai, aš tai nesuprantu. Negali būti. Paaiškink, Marius. Aš galiu paaiškinti. Paaiškink, Sauliau. Paaiškink savo. Žiūrėk, Ramūnai, matosi, kad esi šviesios, geros sielos žmogus, iš tikrųjų. Bet tavo išraiška vidinė emocijos per dainavimą kelia siaubą. Supranti? Ką aš tau noriu pasakyti? Tu atrodo, kad esi iš kažkokiu tai Ksara ir Valdovais filmų, žinai, dainuojantis, žinai, kažkoks tai Zorgas. Bet aš dar dainuosiu vis tiek. Gerai. Ramūnai, mes tau jokių būdų nenorim pasakyti, kad tu mes dainuoti ar kažką. Viskas gerai, bet tiesiog šitai scenai, X Faktoriaus scenai, nematom prošvaiščių, kad galima dirbti ir toliau kažką tai padaryti. Tikrai negalima nieko padaryti iš mano balso. Suteikit viltį kažkokį. Prašau, Moldavai. Baig, taip negalima sakyti, baig tu neįvelk mūsų į tokias kažkokias tai simpatijų, žinai, Ne, mes žinok, neprekiaujam vietomis ir... Sakykit, ne ir viskas. Tai gerai, mes taip ir pasakysim. Marijau, ne? Ne. Juste? Sauliau? Ne. Tu turi 4 ne ir dainuok. Viskas gerai. Ačiū. Man baisu, man atrodo, jis grįš ir kažką padarys. Žiūrėk, man žos pasigandau. Viskas gerai. Būna taip, kartais kitaip. Kitaip. Viskas gerai? Ačiū, kad atvykote. Taip, puikiai krauna. Tai aš dėl to ir taip noris, taip žinai, ko aš švelniau, kad gal pas tave ir taip eina šikt. Spausk prenumeruoti ir nepraleis nei vieno video. Daugiau apie X Faktorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.